2018 metų BMW 530e, tai yra versija hybridas, 130 000 mylių rida, parduoda draudimo kompanija, aukcionas bus Liepos 27 dieną, statymų kol kas automobilis neturi. Dabar apeikim pasižiūrėkim, kas čia per pažeidimai Kaip matau, bamperis yra šiek tiek atkibęs, bet čia nieko baisaus, čia pamraižytas yra, čia galim padaryti tą patį tikrai. Nėra partronika, čia turbūt jau buvo gal nuimtas ir uždėtas, nes matas, kad jau buvo dažytas ne kartą. Gal tą bamperį reikėtų ir pasikeisti iš tikrųjų. Langas arba atidarytas, arba išdaužtas, po to galėsim pasižiūrėti iš vidaus. Šiek tiek pamraižymų ant galinių durelių. Juodas saloniukas. 4 varomi, 2 litrų variklis. Bamperis irgi, kaip matot, standartiškai pamraižytas. Dangtelis neužsidaro. Medžio daila, juodas salonas. Sėdynės 18 metų mašinos, tikrai gerai išsilaikiusios. Visiškai tvarkingai atrodo. Stiklas panašu, kad bus nuleistas, tik tai žinokit. Elektroniniai skydeliai, šildomos sėdynės. Dėl komplektacijos jau čia atskirai, aišku. Čia nepapasakosiu kiekvieną mašiną. Jeigu kam įdomu komplektacijos, aš visą laiką galiu atsiųsti, galiu paskaičiuoti, kiek kainuos iki Lietuvos. Ir taip toliau. Visą informaciją, kaip sakant, jau susisiekite asmeniškai.